Sveikos merginos. Na štai ir aš jungiuosi į YouTube kanalų turėtojų gretas ir pirmai pradžiai norėčiau Jums pristatyti savo šių metų siuvinėjimo planą. Na ką, pradėkim. Pirmas darbas, prie kurio stipriai dirbu, mano užmestukas nuo 2014 metų, tai yra Dimensions Gold Collection Petit. Tikrai pakankamai sudėtingas darbas. Apie visus darbus filmuosiu atskirus video, kad papasakočiau truputėlį ir apie rinkinius, ir apie tai, kas į juos įeina, ir savo nuomonę apie galutinį rezultatą, tiesiog pasidalinsiu savo įspūdžiais. Sekantis darbas, prie kurio labai stipriai dabar darbuojuosi, yra Marjolaine Bastien dizainas, išleistas firmos Lanarte. Aš jį tiesiog vadinu pieva, tikrai labai gražus, labai švelnių pastelinių spalvų, daug drugelių, pavasarį žodžiu. Su šitu darbu dalyvauju mūsų Facebook grupė Salė mažųjų gėlininkų sal ir judesys yra tikrai nemenkas. Ypatingai per praeitą savaitgalį pavyko truputį prisėst pasiuvinėti, tai taip pat filmuosiu atskirą video ir pasirodysiu. Dar vienas darbelis iš šių metų planų ir jau pradėtas, tai yra filmo Zolotojo runo delfinai. Naujas gamintojas man, pirmas šio gamintojo darbas. Šitas rinkinys labai patiko mano vaikučiam ir jiem labai buvo įdomu tai, kad čia eina šviečiantys siūlai ir iš siuvinėjų šviečia naktį mėnulis ir žvaigždės. Tai va, irgi nufilmuosiu būtinai atskirą video, papasakosiu, jau turiu kampą nemenkai iš siuvinėjus, bet kol kas šitas darbelis ilsisi. Viena iš mano didžiųjų svajonių, tai būtent ši chimeros schema, aš su ja taip pat dalyvauju mūsų salę svajonių. Kol kas dalyvavimą esu sustabdžiusi, nes šitas darbas, nors ir padėti keli kryželiai, viskas yra supirkta, bet kol kas patidėtas į šoną, nes darbelis didelis. Beje, ačiū Agnė, nes Agnė man padėjo schemą įsigyti. Na ką, dirbsim ir prie šito, labai abejoju, ir šiemet man jį pavyks pabaigti, bet padirbėti nemenkai, manau, suspėsiu. Dar vienas mano darbas, kuris guli jau senai užsigulėjęs, tai Novas Labada kompanijos rinkinys Tramways. Patinka siūlai, viskas labai patinka, bet kažkodėl jisai man visiškai nesisiuvinėja. Irgi plačiau papasakosiu tada, kai grįšiu prie šio darbo. Na ir toliau rinkiniai, kurie dar nėra pradėti. Riolis ežiukai. Nuostabiai gražus, man jie tokie mėly, kiek mačiau išsiuvinėtų darbų, visi labai patiko. Iš jų greičiausiai bus pagalvėlė mano vaikam, patinka man pusvilnė, patinka jo siuvinėti, tikrai nieko blogo negaliu pasakyti. Ir šitie gražuoliai taip pat yra artimiausiose planuose. Dar vienas gamintojas, kurio rinkinuko siuvinėsiu, yra Body Threads, Toy Shop. Šitą rinkinį taip pat siuvinėsiu savo vaikučiam, kabinsiu jį pas juos kambaryje. Patinka, jog čia yra daug smulkių detalių, kad yra ką apžiūrėti, apie ką pasikalbėti, žiūrint į paveikslą kartu su vaikais. Kažkaip mažokai lietuvaičių šitą firmą siuvinė, būtent Body Threads. Nežinau, man šitie dizainai tikrai tokie yra įdomus, neeiliniai. Irgi nufilmuosiu būtinai atskirą video, viską parodysiu, kas įeina į sudėtį. Čia galim pažiūrėti ir organizeriai tokie nematyti. Žodžiu, apžiūrėsim, pažiūrėsim kartu ir taip pat būtinai filmuosiu savo pajudėjimus ir papasakosiu įspūdžius. Sekantis darbas, kuris mane šiemet laukia, tai yra Lukaso slyvas. Apie šį darbą daug turbūt nepasakosiu, daug mūsų merginų siuvinėja Lukas. Būtent tokio tipo šitos serijos darbelius. Aš turiu slyvaitės, esu išsiuvinėjus praeitais metais vieną Lukas natiurmortą. Labai gražiai gavosi. Ir šiemet šios slyvos manęs laukia. Dar vienas Riolio rinkinukas. Iš taip vadinamos miestų serijos. Jisai siuvinėjasi tik pats viduriukas. O čia yra tonuota kanva. Irgi šitas rinkinys turi tam tikrų niuansų, plonybių, tai tikrai filmuosiu atskirą video, pristatysiu, pasižiūrėsim, kas įeina, kokia sudėtis,
kokios tos ypatybės šio rinkinio ir mielai papasakosiu ir parodysiu, kaip man sekasi jį siuvinėti. Vienas iš tokių didesnių mano darbų šiam metam tai yra Dimensions Gold Collection. Mano pirmas didelis goldas bus Chickadee & Lilacs. Už mėnesiuko planuoju jį pradėti siuvinėti. Jeigu niekas nepasikeis ir viskas bus taip, kaip aš planuoju, tai už gero mėnesio, manau, balandžio pabaigoj, aš jo imsiuosi tikrai. Ir dar vienas darbas, Anchor Maya Collections, štai toks gepardas. Gražuolis, mėlynom akim, labai patinka man šitas dizainas, turiu dar vieną Anchor dizainą. Na, bandysim ir su šią kompaniją susipažinti, padraugauti ir pasiuvinėti. Turiu dar vieną darbą, tai yra Anos Petunovos autorinė schema, natiurmortas su figomis, intensyviai dabar siuvinėjimas, tai tikrai turėsiu ką parodyti, neturiu viršelio ir negaliu dabar jums įdėti, bet kas yra mūsų Facebooko grupėje, tai tikrai žinau, apie ką aš kalbu. Na ką, merginos, toks tas mano startas. Tikiuosi, kad jums patiks, tikiuosi, kad žiūrėsit ir ačiū visom, kurios pasižiūrėjo video iki galo ir iki kitų susitikimų. Iki.